Na, iš tiesų ir noriu paklausti, Veronika, kaip jaučiatės dainuodama tokiam gimtadienyje? Tiesiog puikiai, aš tiesiog prieš tą toną pasijutau visišką jaunuolį. Man tikrai labai smagu. O jiems tai iš viso, jie vaikai, o gal dar ir negimė. Dariau, kaip tu? Ar tu įsivaizduoji, negerai? Žavu, žinokit, iš tikrųjų surprizas. Didelis surprizas mums, kaip atlikėjams tikrai, jauniems atlikėjams būtent. Dariau, klausyk, o tu įsivaizduoji save kada nors va tokiam amžiuje? Žinokit, nežinau, nesu. O senelių namuose girdėjai, kaip jie ten vieni kitus kabina? Girdėjau. Na kągi, tai aš dabar iš tiesų noriu pasakyti, kad tą tortą močiutė Jonai dovanoja Aidarida. Tai yra žmonės, kurie iš tiesų tą tortą darė ir iš viso širdies skyrė jį jums. O dabar šie žmonės, Veronika Pavilionienė ir Rebel Heart, padainuosi jums, močiutė, ir tikiuosi, kad jums patiks. Blogai, kad aš negirdžiu. Girdėsi, garantuoju. Va, tuoj, dabar išgirsit. Virš saulės miesto kylanti daina pasieks kiekvieno mūsų širdį. Čia mūsų daug, mes esam Lietuva. Tegul pasaulis šitą žodį girdi. Salduvės kalną pergalės vardą mes apkabinsim rankom tarsi brolį. Už tavo skrydį nuo žemės lig dangaus oreiviai myli apgaulingą tolį. Dėl Šiaulių garbės laimėsim fiestą dar vieną saulės mūšį. Ir tegul Dievas mums visiems padės, už pergalę mes esame ir būsim. Ant kalno mūrai joja lietuviai. Taip gražiai plojo močiutė.